Sveiki. Tai ką daryti, kai nėra energijos, nuotaikos ir kažkaip nesinori nieko daryti? Tai iš tikrųjų, būtent tuo metu labai rekomenduočiau išsiugdyti įprotį mechaniškai išsijudinti ir kažką pradėti daryti. Pavyzdžiui, pradėti tvarkytis namus, pradėti plauti rūbus, ten dėliotis kažkokius daiktus, kurie ten išmėtyti ir užbaiginėti darbus, kuriuos esam atidėlioję, kažką organizuotis, atsisėdus ten, galbūt prie kompiuterio, galbūt kažkokius popierius, galbūt kažką tokio. Dėl ko? Dėl to, kad labai didelė tikimybė, kad tas energijos nebuvimas yra dėl to, kad pasąmoniai atsiranda toksai vaizdinys apie mūsų gyvenimą, kad mes praradom kontrolę. Mes kažkaip praradom kontrolę ir tarsi dingo pasitikėjimas savimi, kad galim pasidaryti tai, ką norim. Nes norai mūsų jie nedings, tai visą laiką yra. Bet mūsų tikėjimas tos norus pasiekti, jisai keičiasi. Ir kai to tikėjimo beveik nėra, tai būtent arba kliudo kažkas tos norus pasiekti, ne? Tada atsiranda tas toksai pasyvumas, kuris neleidžia kažko daryti, judėti, būti motyvuotam ir panašiai. Tai iš tikrųjų žinau žmonių, kurie turi tą tokią bazę, aktyvumo bazę, kur nesvarbu kaip jie jaučiasi, jie pradeda judėti, juda ir jie vis daugiau padaro. Ir pats įdomumas yra tame, kad pradėjus taip judėti, po kažkiek minučių, net ir po 10, gali būti, gal ten kažkam po 20, gal po 30, gal po valandos, žiūrint kokia tai buvo būsena, persiverčia. Tas mūsų vidus, ta psichologija, ta pasąmonė, jinai supranta, kad palauk, šitas žmogus tvarkosi, jis įdėliojasi, darosi, jis kažkur juda, kažkas vyksta. Ir kas atsitinka tuomet, atsiranda tas tikėjimas, kad okei, gal ir galima čia kažką padaryti. Ir tada grįžta ta motyvacija. Ir esmė tokia, kad kuo mažiau būti toj būsenai, kur kažkoks toks su tokiu neigiamu ženklu, kur nesinori daryti. Taip, galbūt kažkuriem, jeigu tai atsitinka labai retai jums, ne, tai viskas okei, gal taip turi būti, gal ten reikia kažką išjaust, pragalvoti, nereikia bėgti nuo to, ne. Bet čia eina kalba apie tai, kai ta būsena ateidinėja dažnai. Pakankamai dažnai ir jums jau nebepatinka, kaip jinai dažnai ateidinėja. Pastoviai gali būti, ne, kad kažkaip liktai trūksta tų jėgų, trūksta to ryžto, trūksta tos energijos. Tai tada tiesiog pradedam kažką judėti, daryti. Tai nežinau, pradėti plauti kokius podelius, lėkštės, pradėti išmetinėti iš šiukšliadėžę kažką, išnešti pirmyn atgal. Žodžiu, fizinis veiksmas yra geriausia. Po to, kai jau, sekantis dalykas, galbūt atsisėsti kažką ramiau, ne, kažkokie popieriai, nebaigti darbai, skambučiai, susitarimai. Žodžiu, kuo daugiau tokių dalykų, kurie užstrigę, pradėti judinti. Ir būtent tada išsijudina ir ta emocinė būsena. Ir apskritai turėti tokį nusistatymą, kad kuo mažiau pasilikti kažkokių nenuspręstų dalykų, neužbaigtų dalykų, kažkokių besivelkančių dalykų, kurie tenai sekina energiją. Tiesiog pradėti kartais net ir reikalauti žmonių, kad viskas išsprendžiam šiandien. Aš nebenoriu tos situacijos, kad jinai tęstųsi. Aš girdėjau tokį vieną pasakymą, man labai patiko. Sako, jeigu mes galvojam daugiau negu vieną dieną apie kažką, kažkas jau nusiurbinėja mūsų energiją. Labai įdomu. Tai reiškia, nesvarbu kokio sudėtingumo klausimas, viena diena viskas. Sprendimas, važiuojam toliau, žiūrim, nesvarbu, nebijom padaryti blogo sprendimo, pasimokysim, bus naujas. Tai reiškia, visi kažkokie, kurie tęsiasi, neaišku kiek laiko, kažkokie neužbaigti dalykai, mes juos galim užbaigti ir paprašyti, sakyti, užsibaigiam viskas, aš nebenoriu, kad tai tęstus. Vienaip, kitaip, trečiaip, nesvarbu, užbaigiam, pabaigiam, visą gerą. Tai šitai pereiti viską, pažiūrėti, kad viskas būtų sudėliota, tvarkinga. Nes dažnai būtent šitie nebaigti dalykai, jie duoda signalą mum, kad mes tiesiog negalim jų susitvarkyti, mes nesam pajėgus, mes nesam pakankamai stiprus užbaigti situacijos.
Ir tada ir ateina, vat, iš tokių situacijų ateina tas toks prislėgtumas, nes, nu, tai parodo, kad, nu, mes nesam kažkokie, kur galim per kažkokias ribas peržengti, savo limitus, kad galim susitvarkyti viską, kas jau buvo, tai kaip dar mums norėti kažko naujo, jeigu mes nesustvarkom tai, kas buvo. Ir tada automatiškai ir nėra tos motyvacijos, nes tarsi nėra kaip daryti kažko naujo, nes yra pilna to, kas neužbaigta. Tai kuo daugiau prasispręsim, kas neužbaigta, tuo daugiau atsidarys tam, kas nauja. Nu, čia jau taip logiškai mąstam. Tai va, tai reziumuojant viską, yra labai vertinga turėti va tą įprotį, nesvarbu, kokia yra būsena, pradėti kažką daryti, ten prasidėlioti. Ir tiesiog taip mechaniškai, gal iš lėto, gal po truputį, nu, pavyzdžiui, aš kaip prieinu prie sunkių darbų. Ten labai sudėtingas, pavyzdžiui, kažkoks, nesinori prisėsti net. Aš pradedu žiūrėti apie tą darbą, ten kažką. Kažkas kažką rašė, na, ten galbūt išsiunčiu kažkam kokią mailą, pasižiūriu, atsidarau, perkeliu. Ir žiūriu, kad va taip po truputį aš vis daugiau ten darau, žiūriu, kad aš jau beveik padariau tą darbą. Ir tai realiai kartojasi. Aš tą jau žinau ir taip pradedu per aplinkui vaikščioti, per aplinkui ir va, dainu iki to. Ir tada aš jau išsijudinęs pasidarau pakankamai pasirengęs išspręsti tą jau brandoliuką, tą sunkiausią dalį tos problemos. Tai va, žodžiu, tas aktyvumas, tas išsijudinimas, jisai leidžia nugalėti tą vangumą, kuris ateina dėl įvairiausių priežasčių ir dažnai iš mūsų pasąmonės, ne? Tai va tas tiesiog fizinis, paprastas, aiškus pradėjimas kažko daryti, vieną, kitą, trečią, jisai leidžia iš to išeiti. Tai tiesiog reikia turėti tokį įprotį ir kuo labiau į gyvenime taikyti. Tai reiškia, kad jeigu darom kažką, stengiamės neužsiveltame, kad tai nebūtų kažkokio overthinkinimo, tai reiškia per daug didelio mąstymo, stengiamės visas situacijas gaudyti, kur overthinkinam ir kuo greičiau išspręsti. Aha, tas taip, viskas, neapsikraunam. Ir va tas mokėjimas, jisai leidžia išlaisvinti iš daug tokių dalykų, kur ten kažkas ten kažkaip kiti galbūt nesugeba padaryti sprendimo, mus įvėlė, tada mes jaučiam, kad mums irgi nefaina, bet esame įsivėlę. Kai patys išmokstam taip savo gyvenime daryti, labai greit pamatysim ir situacijas, kur kiti kažkaip nemoka taip elgtis ir bando mus įvėlti, arba tiesiog įvėlė, arba mes tame dalyvaujam, tai mes tada būsim tie, kurie moka užbaigti situacijas greit, išspręstos darbus greit. Tai va, tai ir ne tik savo, kitų, tai žodžiu, čia labai geras dalykas. Tai tiek.